Labas, vėl susitinkame prie trumpos knygos analizės, 182 puslapis ir tai jau yra mūsų 67 susitikimas. Ar tu galėjai įsivaizduoti, kad mes jau 67 dienas kramtome šią knygą? Taigi, dalinuosi ekranu, jeigu tu turi knygą, griebk į rankas, jeigu ne, aš pasidalinu ir skaitome kartu su manimi ir štai čia. Kaip gauti pasąmonės patarimą? Mes dabar esame skyriuje, kur mokinamės, kaip pasiekti sėkmę, kad ir kokios tu sėkmės nori, ir galime sulaukti įvairiausių patarimų iš pasąmonės. Nes sąmonė tai mūsų logika, tai vat ką tu galvoji, o pasąmonė jau tas instinktas. Tas vat kažkas viduje kalbantis su mum, bet jeigu tu nesiklausai ir ignoruoji, tai daug ką gyvenime praleidi, kas gali būti daug lengviau. Tu praleidi lengvesnį gyvenimo būdą, pasirinkimą gyvenimo lengvesnio, bet šita knyga mus moko, kaip mes galime štai netgi kreiptis, kad gautumėm tuos visus atsakymus. Ne tai, kad man vienas žmogus yra pasakęs, aš neturiu intuicijos. Sako, tas dalykas pas mane neveikia, aš neturiu intuicijos. Sako, visi mes turim intuiciją, bet ne visi mes girdime, ne visi sustojame ir įsiklausome, ne visi leidžiame tam kažkam vidiniam, ar ne, šeštasis jausmas kiti vadina, ne visi leidžiame tam kalbėti ten viduje ir mus vesti. Tai pasąmonė lygiai taip pat kaip intuicija veikia, jinai mus veda. Kai reikia priimti jūsų manimų sudėtingą sprendimą arba kai niekaip nesiseka rasti atsakymo į kilusį klausimą, nedelsdami pradėkite konstruktyviai apie tai mąstyti. Jeigu bijote ir jaudinatės, iš tiesų nemąstote. Tikrojo mąstymo nevaržo baimė. Mūsų baimė tai logika. Baimė tai yra tas loginis dalykas, kurį mes sąmoningai, kartais nesąmoningai, bet tai yra mūsų žmogiškas jausmas, kurį aš sukuriu. Giedrė išsigąsta, Giedrė bijo ir Giedrė sukuria tą baimę. Pasąmonėje to nėra. Ten vaikas, ar ne, vaikai, jie gyvena, jie yra unikalūs. Jie gyvena dar nesutraumuoti, neprikimšti tų visokių gyvenimo nesąmonių. Jie yra atviri, jie yra unikalūs. Tai vaikas, jisai juk nieko nebijo. Jis eis visur, kiaurai, ar ne, tiesiog maus. O kodėl užaugęs? Visko mes bijom, nedrįstam, visokie tokie gėdos jausmas atsiranda, visokie tokie dalykai. Dėl to, kad čia žmogus, jisai surenka iš aplinkos tokius dalykus augant, ką jisai pasiėmė, jis taip ir toliau eina gyvendamas. Bet mes galime, štai, nes jeigu mes bijome, tai mes nemastome blaiviai. Tai yra tas toksai įprotis, tas toks įsitikinimas, kažkas paimta iš aplinkos, nes mes gimėme be jokių baimių, be jokios gėdos, mes gimėme tiesiog gyventi laisvai. Bet jeigu jau dabar užaugęs, tu jauti kažkokį tokį, ar ne, varžymasi, tai yra, kas buvo įrašyta augant. Ir tai nėra, kas kyla iš pasąmonės. Tikrojo mąstymo nevaržo baimė, tą mums knyga ir sako. Štai kelių pakopų metodas, kuriuo galėsite pasinaudoti, kai reikės patarimo kokiu nors klausimu. Prisitaikykite pats savo, ar ne, prisitaikyk savo, kurios pakopa, kuris skyrius, kuris tas, ar ne, patarimas tau tinka. Išmeskite viską iš galvos ir nusiraminkite fiziškai. Kartais atrodo, kaip, kuo labiau tu bandai, ar esi kas nors meditavę? Ar esi meditavus? Kuo labiau tu bandai nuraminti, kad nieko negalvoti, ar ne? Tuo labiau tų minčių pilna galva. Lenda visokie dalykėlė, ar ne? Aš turiu nieko negalvoti. Kuo labiau tu save spaudi, tuo labiau neišeina.
Ir tai viskas gyvenime atsispindi. Vat šitas dalykėlis, vat tas momentas, kuo labiau tu save varžai, tuo labiau neišeina visame kame yra. Kodėl aš sakau, kai mes kalbėjom apie pinigus, jeigu jūs varžot pinigus, pinigai ir nebevaikšto pas jūs, ar ne, nebėra cirkuliacijos. Tai, ką tu varžai, tai, ką tu bandai per prievartą, vad nenatūraliai, bet per prievartą kažką, ar ne, eiti, daryti, pasiekti, kuo toliau nuo tavęs bėga. Irgi. Tai išmeskite viską iš galvos ir nusiraminkite fiziškai. Kas man padeda? Ką irgi esu gavus tokį patarimą, kad susikoncentruok į vieną tašką. Arba žvakę, užsidegi žvakę ir žvakės liepsną. Žinot, liepsna jinai šoka. Ir tu tiesiog žiūri į tą žvakės liepsną. Ir taip, žinot, kai tiek įsistebėjai, nu tiek ar ne, spoksai kažką, kad pradeda atrodo dvejintis, va taip tiesiog ar ne, kad atrodo nebe vienas, o kelis matai, ar ne, ant tiek va tą nukreipi žvilgsnį, susifokusuok į žvilgsnio nukreipimą. Ne kad nieko negalvot, o va tiesiog žvakė, 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 ar ne? Įsakykite kūnui atsipalaiduoti. Jis privalo jums paklusti. Ką jūs kūnui sakote, vėlgi, ar ne? Viską kūnas daro, ką mes mąstome apie save, kaip mes kreipiamės į savo kūną. Jeigu tu mastai, kad yra sunku, pavyzdžiui, ar ne, tu nori numesti svorio ir tu mastai, kad yra sunku numesti svorio, tai tu ir vargsi. Ir jeigu tau įsirašė, kad kai aš numetu, aš trigubai priaugu, kiekvieną kartą taip ir bus. Viskas, ką mes pasakome, kūnas mūsų klauso. Tai kūnas visada, jeigu tu pasakysi atsipalaiduok, tai ir tau pavyks atsipalaiduoti, nes privalo paklusti, visada paklusta. Jeigu aš tau esu įsirašiusi, ar ne, aš jau moteris esu metuose, aš esu įsirašiusi, kad su kiekvienais metais aš tik jaunesnė ir aš valgau ir lieknėju. Nu tai va, man nereikia, nes aš žinau, kaip veikia mano pasąmonė ir aš naudojuosi tuo. Aš naudojuosi palengvinti savo gyvenimą. Kad man nereikėtų kažkokių tai varžymų turėti, dietų laikytis ar dar kažką. Aš žinau, kad aš visada kūną išlaikysiu tokį, kokį aš noriu. Žinoma, metai bėga ar ne, aš prieš tą visą gamtos dėsnius nepašokinėsi jau čia, ar ne, bus raukšlės ir visa kita, bet tai manęs negazdina, bet ta prasme, kad sveiką kūną išlaikyti, kad nebūtų kažkokių tai viršsvorių, tai man yra visiškai absoliučiai nesudėtinga. Jūs sakysit, ar ne, genai, ar dar kažkas, nebūtinai. Genai mums ne rodiklis, kaip aš turiu atrodyti. Nes aš atrodau taip, kaip aš save matau ten vidinėme savo matyme. Kiekvienas mes atrodome pagal tai, mes jaučiamės, mes elgiamės, mes save vedam pagal tai, koks aš ten matausi. Ir jeigu aš noriu, kad kiti mane gerbtų, aš turiu pats gerbti ten save viduje, aš turiu nemenkinti. Aš turiu nekalbėti apie savo, kad oi kokia tu višta, nu tau visą laiką vis nesiseka, ar ne, kažkas iškrito, nevėkšlatu. Niekad aš savo taip nebesakau. Kai aš pradėjau eiti sąmoningumo tą kelionę, aš tokių dalykų savo nebesakau, nes aš žinau, kaip tai veikia. Tai ir čia sako, grįžtam atgal, vis nepabaigiam sakinio, kad gerai, visų pirmiausia, ar ne, išvalyti mąstymą, nusiraminti fiziškai, įsakyti kūnui atsipalaiduoti, jis privalo paklusti. Jis neturi nei valios, nei iniciatyvos, nei savimonės. Kūnas yra emocinis diskas, į kurį įrašomi jūsų įsitikinimai ir įspūdžiai. Kūnas neturi smegenų, negali nuspręsti, negali galvoti. Kiekvienas ar ne mūsų organas, jisai negali sugalvoti, žinai ką, aš dabar susirgsiu. Ne, susirgame ir vėl dėl to, kad čia kažkas buvo sukurta, va tenai to logikoj mąstyme, tame viršutinė dalis kažkokių nesąmonių prikūrė ir todėl išbalansavo kūną. Tai neturi kūnas kažkokios valios, kad kažko pats iniciatyvos ar ne imtųsi kažką darytų. Viskas yra pagal tai, kaip mes ten savo mąstymu, savo sąmonę nusprendžiame. Sutelkite savo dėmesį, galvokite vien apie tai, kaip rasti atsakymą į rūpimą klausimą.
Pabandykite sąmoningai jį išspręsti. Pagalvokite, kokie būsite laimingi radę tobulą sprendimą. Išgyvenkite tą jausmą, kuris jūs apimtų, jeigu dabar gautumėte gerą atsakymą. Ką mums sako, ar ne? Ne kad man reikia atsakymo, ne, griaužti save, kad aš nežinau, aš nesuprantu, aš neišsprendžiu, ar ne, kažkas atsitika gyvenime ir aš nerandu kelio out, taip sakant, kaip iš to išeiti. Tai ne kad save graužti šitaip ir spausti, bet įsivaizduoti, kaip būtų jau, kai tu, radęs atsakymą, viskas sutvarkyta, kaip tu jautiesi. Kas pas tave, kaip vėlgi jausmas. Išgyvenkite tą jausmą, mums ir sako. Nes viską mes traukiame jausmais, ar ne? Tai mūsų energija, ta jausminė energija. Kas traukia atgal. Jeigu tu jau, ar ne, išgyvensi tą, kad šitas dalykas išsisprendęs, šitas dalykas viskas jau yra užbaigta, tai tu ir pritrauksi būtent tokią baigtį, tokią užbaigimą. Toliau, ką mums sako. Atsipalaiduokite ir leiskite savo protui pažaisti šią laimės ir pasitenkinimo nuotaiką. Tada kriskite miegoti. Jeigu prabudę pasigėsite atsakymo, užsiimkite kitais reikalais. Gali būti, kad sprendimas šaus į galvą būtent tada, kai būsite įsitraukęs į kokią nors kitą veiklą. Vėlgi, ar ne, nespausti savęs, jėtų, nesusapnavau, nežinau, nemačiau, o gal sapnavau, neprisimenu. Vėlgi, nespausti. Kaip ten buvo, ar ne, kur pasakojo, kad kažkokią šokančią gyvatę ir atrado, ką ten insuliną atrado, ar ne, pagal tai kažkoks žiedinis dalykas. Nebūtinai, kad tiesiogiai mes tą savo atsakymą pamatysim perkeltinę prasme, jisai gali pas mus irgi ateiti. Tai neįsikibk, nelaikykis to, ar ne, o žinok, atsakymas ateina, tu jau matei save, gavus tą atsakymą, vadinasi, viskas jau išspręsta. Kaip tai išsispręs, pas tave irgi ateis. Tai, bet žinoma, matyti ženklus, stebėti, žinoti, kad per kažkur man tai paduos tą atsakymą, aš gausiu tą būdą per kažkur. Tai visada reikia būti atviriems ir skaityti ženklus. Lengviausiai patarimą iš pasąmonės galima gauti paprasčiausiu būdu. Pateiksiu pavyzdį. Kažkada pamečiau vertingą žiedą, šeimos relikviją. Visur jo ieškojo, bet niekaip negalėjau rasti. Labai dėl to krimtausi ir sielvartavau. Ta patį vakarą pasigodžiau savo pasąmoniai, taip, kaip būčiau guodęsis bet kam kitam. Prieš užmigdamas paprašiau jos, tu viską žinai. Tu žinai, kur mano žiedas, taigi dabar parodyk man, kur jis yra. Ryte staiga prabudau, ausyse skambėjo žodžiai, paklausk Roberto. Man tai pasirodė labai keista. Vienintelis Robertas, kurį greitosiomis galėjau prisiminti, buvo mano artimiausių kaimynų 9-metis sūnus. Kodėl jūs turėtų žinoti, ką nors žinoti apie mano žiedą? Šiaip ar taip, paklausiau savo vidinio balso. Kaip įdomiai, ar ne? Susiradau Robertą kaimynų kieme ir apibūdinau jam žiedą. Nematei jo, ar ne? Patikslinau. O taip, pasakė berniukas, vakar žaisdamas slėpynių radau jį krūmuose. Nežinojau, kieno jis, taigi pasiėmiau ir pasidėjau ant stalo. Ruošiausi pakabinti skelbimą, bet pamiršau. Pasąmonė visada atsakys jums, jeigu ją patikėsite. Tai netgi pats autorius pateikė pavyzdį, kaip neįtikėtinai, ar ne, galime mes gauti atsakymus. Pradingęs testamentas. Jaunas vyrukas Hugo lankė mano paskaitas Los Andžele. Vaikinas papasakojo, kad jam teko susipažinti su pasąmonės galimybėmis. Jo tėvas mirė staiga, akivaizdžiai nepalikęs jokio testamento. Tačiau sesuo prisiminė, kad tėtis buvo kartą užsiminęs apie testamentą ir sakė, kad rengdamas jį stengėsi nieko nenuskriausti. Hugo suprato, kad jeigu bus nuspręsta, jog velionis jo tėvas mirė nepalikęs jokio testamento,
turtas bus padalytas valstybės nustatyta tvarka. Tačiau mažai tikėtina, kad ta tvarka būtų atitikusi tėčio norus. Be to, teismo mokesčiai prarytų didelę dalį paveldėto turto. Kartu su seserim jie visur ieškojo testamento, bet nesugebėjo jo rasti. Netgi pradėjo abejoti, ar jis apskritai egzistavo. Tada Hugo prisiminė, kad buvo mokęsis apie pasąmonę. Prieš eidamas miegoti jis kreipėsi į vidinį savo intelektą tokiais žodžiais. Dabar perduodu savo prašymą pasąmoniai. Jis žino, kur padėtas mano tėvo testamentas ir parodys man, kur jis yra. Po to vaikinas sutraukė savo prašymą, sumažino ar susiaurino savo prašymą iki vieno žodžio. Atsakymas. Kartojo jį daugybę kartų kaip lopšinę. Užmigo su žodžiu atsakymas, aidinčių galvoje. Kitą rytą Hugo prabudo, jausdamas nenumaldomą trauką aplankyti vieną banką Los Andželo centre. Jaunuolį tai stebino. Gal kartais tėvas jį minėjo, o gal tarp tėvo korespondencijos buvo pastebėtas laiškas iš banko? Nesijautė dėl to tikras, bet net nebejojo, kad turi patikrinti, kur veda nuojauta. Vaikinas nuvyko į banką tą patį rytą. Banko tarnautojas patvirtino, kad saugykloje yra seifas registruotas Velionio jų tėvo vardu. Kai seifą atidarė, viduje buvo rastas pradingęs testamentas. Kai einate miegoti, jūsų mintis pažadina nematomas vidinės galias. Tarkim, jūs svarstote, ar reikia parduoti savo namą, įsigyti kokių nors akcijų, nutraukti partnerystę, persikraustyti į New Yorką, ar pasilikti Los Andžele, nutraukti dabartinę santuoką, ar sudaryti naują. Darykite taip. Ramiai įsitaisykite fotelyje arba prie rašomojo stalo savo biure. Prisiminkite universalų veiksmo ir atoveiksmio dėsnį. Veiksmas – tai jūsų mintis. Atoveiksmis – pasąmonės atsakymas. Pasąmonė visada reaguoja ir atsiunčia atsakymą. Tokia jos prigimtis. Ji atsiliepia, apdovanoja ir atlygina. Ji laikosi susirašinėjimo taisyklių. Ji palaiko grįžtamąjį ryšį. Kai numatysite teisingą veiksmą, jūsų vidinis balsas automatiškai sureaguos ir pritars. Taip pasąmonė ir nurodys jums kryptį arba atsiųs atsakymą. Bet kaip ir sakiau, pasąmonė tai su mums visada kalba, bet mes būna labai dažnai ignoruojame. Ja. Norėdami gauti patarimą, tiesiog ramiai pabandykite numatyti, kaip būtų teisingiausia pasielgti. Tai reiškia, kad turite tol apeliuoti į begalinį pasąmonės intelektą, kol jis pradės per jūs kalbėti. Nuo šios akimirkos veiksmų eiga lems ir kontroliuos jūsų vidinė subjektyvi išmintis, kuri yra visažinė ir visagalė. Priimsite teisingą sprendimą, nepadarysite nė vieno klaidingo ėjimo, nes būsite priversti viską daryti teisingai. Pavartojo žodį priversti, nes pasąmonės dėsniai privalomi. Dar toksai vienas, ar ne, sakyčiau, patarimas iš mano pusės. Jeigu tu įsirašei savo, kad aš nemoku priimti sprendimų, viskas, ką aš nutariu, baigėsi blogai. Aš tenai vienu žodžiu ir tu visada abejoji savo veiksmais, reikia, nereikia daryti, nedaryti, tu visada ar ne mėtaisi, tai štai, kreipkis į savo pasąmonę. Ir tiesiog liepk pasąmoniai, kad jinai vestų tave tuo keliu, kad visi tavo priimti sprendimai būtų kuo teisingiausi ir sėkmingiausi. Ir sakyk pasąmoniai, kad kad tau padėtų priimti tokius sprendimus, kurie yra labai sėkmingi tavo gyvenime. Dar kažką norėjau paminėti ir pamiršau. Tik tais, kad dėl to ar ne vidinio balso tenai, kad kalba su mum, ar tai šeštasis jausmas kiti vadina, ar tiesiog kažkas ar ne ten viduje. Ir kartais, jau esu tą sakius, mums kartais atrodo, kad, man kilo idėja. Ar tikrai tai yra tavo idėja? Kas tau tą idėją pasiūlė? Iš kur tu taip suformulavai tą idėją, ar ne? Tai visos tos tokios
unikalios, tos tokios nuostabios idėjos, tai yra mums pakuždėta pasąmoniai, nes mes norėjome, mes prašėme, ta prasme, mes vis galvojame, kaip man pasielgti kuo geriau, kaip man pasielgti kuo geriau, mes ieškojame to atsakymo, kai tu ieškai, tu visada gauni atsakymą. Tai štai mums tą atsakymą ir perdoda pasąmonė. Dar užbaigime šitą mažą galiukas ir rytoj susitiksim verta įsiminti, panagrinėti. Kaip ateina patarimas? Norint gauti patarimą ar numatyti teisingą veiksmą, reikia atsidėti ir mintimis, tol ieškoti teisingo atsakymo, kol nuojauta pasakys, kad jį radote. Atsakymas tai jausmas, vidinis įsisąmoninimas, viską užgožiantis nujautimas, kai suvokėte, kad žinote. Parodėte pakankamai atkaklumo ir vidinė galia pradėjo jums byloti. Kai jums vadovauja subjektyvi išmintis, negali nepasisekti. Negalite žengti nei vieno klaidingo žingsnio. Pamatysite, kaip viską darysite su malonumu ir vidinė ramybė. Ką aš ir sakiau, ar ne, kad jeigu jūs atsiduosite, kad gerai, tas ar ne, vidinis mano protas, pasąmonė, ne logiškas giedras protas, bet vidinis pasąmonė, tu dabar priimi sprendimus ir tu mane vesk. Mes negalime žengti klaidingo žingsnio. Dar vieną tokį istoriją papasakosiu, kaip aš irgi kreipiausi, aš tą sakau, praktikuoju, tai jau senai, pas mane pasąmonė daug yra stebuklų nuveikusi, daug esu atsakymų gavusi, bet vieną tokį dalyką, kur prieš kokius 3 metus, jei buvo 6 metai, prieš 3 metus mano šuniukas susirgo. Ir aš jau ką pasakau, nebepamenu, bet tiesiog pasikartosiu, kad mano šuniukas susirgo ir pas veterinarų mes nubėgom ir ką, veterinarų jie, ar ne, apžiūrėjo, kadangi ta veislė ir sako, reikia šviesti, reikia žiūrėti, čia galimai šitie visi dalykai. O man taip viduje kažkas, netiesa, toks kažkoks vidinis irgi, netiesa. Ok, gavom ten mes tų nuo skausmo vaistų, kažkokių ten atpalaiduojančių vaistų davė, grįžau namo ir tiesiog, kas jie yra? Ir klausiu, kas jie yra? Kas jie iš tikrųjų yra? Nes veterinarai, tai jie savo prielaidas pagal rūšį šuns padarė, o aš kas jie iš tikrųjų yra? Kas jie iš tiesų yra? Kas jie iš tiesų? Ir tiesiog, ar ne, klausiu ir paskui nuėjau valgyti daryti tiesiog. Pasimiršau, nuėjau valgyti daryti, čia indus plaunu, ar rankas plaunu, ar ką čia ir taip, žinai, iš karto tokie, tiesiog, 2 žodžiai, raumenų uždegimas. Iš niekur, ar ne, aš čia valgyti darau, jau sakau, viskas jau buvo pamiršta, ir tiesiog 2 žodžiai, raumenų uždegimas. Ir viskas. Ir aš jau tada supratau, tai jei raumenų uždegimas yra, jokie čia kaulai, joks stuburas, vienu žodžiu, čia raumenų uždegimas tiesiog. Reikia toliau pagerti vaistus, nuraminti ir jie viskas praeis. Taip ir buvo. Porą dienų ir aš tiesiog, lygiai taip pat, ar ne, kaip ten sako, matykit jau išspręstą tą sprendimą, ar ne, jau rezultatą. Ir aš savo pasakiau, buvo trečiadienis tada, pasakiau, penktadienį jau jinai laksto, pilnai džiaugiasi, po kiemą, žaidžia, jau jai viskas gerai. Ir aš tiesiog matau, atrodo, žvelgiu pro langą ir matau, kaip jinai kieme su kitais žaidžia, jai viskas tvarkoja, sveikutėlė. Tai taip ir buvo. Ir vėl, atėjo penktadienis ir jinai man lakstė ir tiesiog, taip, savo palyginimai, savo tokiais, ar ne, aš dar noriu pridėti, kad viskas veikia. Viskas veikia, tik tais praktikuok. Leisk savo pasipraktikuoti, leisk savo irgi įgyti tą tikėjimą stiprų, kad po 100 pypkių, tikrai kaip stebuklingai, bet veikia. Ir labai yra faina tyrinėti, labai yra faina, tos tokius dalykėlius nusistatau, pamatau, parodau, nes irgi, ką aš šiandien klausiausi, kad tas vidinis mūsų matymas, tai čia yra ką mes matome ten viduje, čia yra tas kelias, ar ne, ta navigacija, kur mes įsėdam, ar ne, nusistatom, kur mums važiuoti, mūsų vidinis matymas yra ta navigacija, link kur mūsų energijoms eiti. Ir reikia mums ne kad laukti, kada bus tas momentas, bet jau dabar būti toms energijoms, kad
kad mes nurodytum kryptį, vat, į kurią pusę tam mūsų gyvenimui, tom gyvenimo situacijoms vat, eiti, ar ne, link ko siekti. Tai mūsų energijos vidinės, vat, kaip aš dabar jaučiuosi, ir yra vat, ta tokia navigacija, tas vidinis matymas, ką aš matau, ką aš išgyvenu, tai yra parodimas, kas bus tavo ateityje. Ar greitai tai jinai bus, anksčiau ar vėliau visada pasirodo, kaip greitai, kiek ilgai tu ten laikysies. Ar yra, kad 5 minutės aš ten pagyvenu ir paskui 4 beveik valandos aš vat, gyvenu matydama iš aplinkos siurbdama tą negatyvą. Tai kuo daugiau tu tenai, kuo stipriau rodai kitokį gyvenimo būdą, tuo labiau tai artės prie tavęs laiko atžvilgių, tuo trumpės vat, tavo tas tikslo pasiekimas. To aš kiekvienam ir linkiu. Primenu, kad mes kiekvieną rytą vakarą rašom. Jeigu tu rašai, vis dėl su manimi, aš irgi rašau, bet vis neatsinešu parodyti jums. Jeigu tu su manimi vis dar rašai tą pastraipą, palik būtinai vienetuką komentaruose. Labai labai įdomu, kiek vis dar einat kartu su manimi. Nes pasižadėjome mėnesiuką, ar ne? Iki kol mes pabaigsime tą knygą ryte vakare, parašinėkime tą vieną pastraipą, ar ne, apie pinigus, manifestuokime tą tokį gerą santykį su pinigais. Ir iki rytojaus.